Kreipiuosi į švietimo ministrę, gerbiamą ministrę, šią savaitę visą eteryje skamba reitingų leidinio tema. Ir čia diskutuoja vis Gintaras Serafinas vadovas ir jūsų viceministras, neieškantis nei žodžio, nei rimtų argumentų Ignas Gaižiūnas. Jūsų pirmtakė Jurgita Šiugždinienė, atsiprašau, Jurgitos, tos temos vengdavo, sakydavo, manęs tai nedomina, tai yra privatus sektorius, privatus biznis ir manęs nedomina, kas ten vyksta. Dabar jūsų vadovauja ministerija šita tema sudomina, susidaro įspūdis, kad jūs siekiate, kad nebebūtų pateikiami tokie duomenys, nors kai kas įvardina Kazachstanų, Kirgistanų tokią situaciją. Gerbiama ministrė, ar nėra pagrindinė priežastis, kad jums neparanki yra ten pateikiama informacija, kad ir rajonų, regionų, gimnazijos, progimnazijos užima puikias vietas ir rodo, kad jos kokybiškai dirbta. Ir antras dalykas, ar nėra minčių pasikviesti gerbiamą Gintarą Serafiną dirbti į ministeriją ar į nacionalinę švietimo agentūrą, kad bendromis jėgomis visą tai atliktumėt, parodytumėte tas kryptis, tendencijas. Ar nėra tokių minčių? Ačiū, posėdžio pirmininkė, kad leidote baigti. Labai ačiū. Man tai neteko girdėti, kai jūs referavote Jurgitą Šiugždinienę, kad ji būtų sakiusi, kad nedomina jos ši tema. Aš manau, kad čia šitas klausimas pastarosios savaitės yra kur kas ilgesnis ir platesnis ir susidedantis iš dviejų dalių, apie ką dabar diskutuojam. Viena vertus yra, ar reikia ir kaip reikia reitinguoti mokyklas. Ir kitas klausimas dėl duomenų pateikimo. Tai dėl duomenų pateikimo ministerija ir nacionalinė švietimo agentūra skelbia duomenis ir toliau. Jeigu mes čia turim šiek tiek laiko, tai galiu tik tai patikslinti, jeigu anksčiau buvo skelbiami daugmaž konkretus rezultatai, rėžiais, kiek ten vaikų išlaikė nuo ten, nežinau, 15 balų iki 30 ir taip toliau ir panašiai, tai dabar yra skelbiami mokyklų vidurkiai. Yra tokia švis sistema, platforma, kur žemėlapyje pasirinkus bet kurią Lietuvos mokyklą mes galime matyti tuos duomenis. Mokslo vardan, tai yra, jeigu mokslininkai kreipiasi specifiškai, tie duomenys yra taipogi prieinami. Koks iškilo klausimas dėl duomenų apsaugos dalyko, kad hipotetiškai kokiam Šilavote, jeigu vienas mokinys laiko biologijos egzaminą, paprastai mažesnėse gimnazijose, tai būna, kad tam tikrus dalykus pasirenka laikyti keli moksleiviai, tu teoriškai gali identifikuoti kokios nors hipotetinės Sadauskienės anūkas, kaip jisai išlaikė vieną ar kitą egzaminą ir lygiai taip pat mokytoją. Tai mūsų nuomonė tai nėra korektiška, bet mes vis dar esame diskusijose su duomenų apsaugos specialistais, kaip korektiškai pateikti tuos duomenis, nes aš esu už kuo platesnį duomenų pateikimą ir dabar ateinant į tašką dėl reitingavimo, jeigu bus susitarimas dėl to, ar reikia reitinguoti. Aš vis tik tai laikausi nuomonės, kad gera mokykla nėra vien tik tai akademiniai pasiekimai. Tai yra ir įtraukusis ugdymas, tai yra ir mokyklos savivalda, ir mokytojų kvalifikacija, ir daugybė kitų sudedamųjų dalių. Tai šiandieną 3 valandą ministerijoje vyksta viešos konsultacijos su švietimo bendruomenė, beje, esame gavę iš mokyklų asociacijos, iš nevyriausybinių sektoriaus, iš mokslininkų raštą, kur jie kritikuoja reitingų sudarimo ydingą metodologiją. Tai aš manau, kad bus tikrai prasminga diskusija ir su žurnalistais, ir su jūsų minėtų Gintaru Serafinu, kuris, mano žiniomis, ten taipogi dalyvaus, tai aš viliuosi, kad mes atrasim kažkokį gerą sutarimą, bet man atrodo, kad mes turim kalbėti apie tai, kad mes neiškreiptumėm sistemos ir jeigu yra dabar štai konkretus atvejis, tik neįvardinsiu specialiai, galbūt gimnazijos, mažo miestelio gimnazijos, kuri vienais metais, 22 metais,
21 metais, atsiprašau, yra 300 kažkurioje vietoje, 22 yra 71 vietoje, o 23 vėl 300 kažkurioje vietoje. Tai ar gali toksai reitingas, informacija reitinguose kažką pasakyti apie tokios mokyklos kokybę? Turbūt nelabai. Tai čia galbūt ir sustosiu. Aš norėčiau truputėlį papildyti, nes kaip jūs turbūt pastebėjęs esate, kad tuose reitinguose paprastai pirmose vietose visada yra vadinamosios prestižinės gimnazijos. Ir mes galėtumėm sakyti, kad nematom problemų, o ką čia, žinot, Vilniaus miesto prestižinės gimnazijos puikiausiai laikosi, o ką sakė Radvilė teisingai, mažesnių miestų ir miestelių gimnazijos labai dažnai po tą reitingą važinėja aukštyn ir žemyn. Tai čia yra ir metodologijos klausimas, kas nusprendė svorius, kokius sukabinti, kokiem parametram, kad va tai jau kažkaip atspindi gimnazijos kokybę ir duomenų korektiškumą ir duomenų apsaugos klausimas taip pat, ką ministrė minėjo, nes kartais nėra labai sunku sužinoti, kas yra mokinys arba bent jau kas yra mokytojas, kuris, suprask, nekokybiškai gal parengė mokinį egzaminam. Jau apie įtraukų į ugdymą ir poveikį to, kad dalis vaikų nelaiko arba yra skatinami nelaikyti, raginami nelaikyti tam tikrų egzaminų ir nebandyti netgi savo jėgų, aš nekalbu. Tai manau, kad tikrai sprendimus rasim, nėra jokio tikslo kažką slėpti, bet nėra taip pat ir tikslo tokio, kad būtų kažkokia sukurta schema, kur visi tai schemai meldžiasi vietoje to, kad melstųsi kokybiškam ugdymui.